Šio ekipažo pareigūnai nusprendžia patikrinti nuošalioje vietoje stovintį automobilį. Labas vakaras, patrulių rinktinė, vyriausias patrulius Vitkievič, ką veikiat? Laukiu draugą. Vienas laukiat? Nu, jo, man tai čia. O pats iš kur atvažiavot? Iš namų. Jaunuolis leidžiasi į draugišką dialogą su pareigūnu. Kažkaip žiūrit į mūsų pusę, tai lyg persigandęs visas, nelabai suprantam. Dokumentą turit? Jo. Dėl draudžiamų daiktų kažkokių su savim turit? Nu, ne, pareigūnai, neturiu iš draudžiamų daiktų. Neturit? Ne. Nu, aš tiesiog, jis man uždegė šviesas ir aš galvoju, kad jūs čia kokio, nu, nežinau, reidą darot, kažkas tokio. Nu, dirbam, patruliuojam. Čia draugas jūsų? Jo, ne. A, atvažiavo? Kaip, jis iš parduotuvės atėjo. Liko 7 minutės iki parduotuvės pabaigos, tai mes atvažiavom parduotuvę. Žiūrėklėlę jam reikėjo atskirti. Gerai, pasidėkit mašinę. Netrukus iš parduotuvės grįžta vairuotojo draugas. Policininkas nusprendžia apžiūrėti, ar jis neturi draudžiamų daiktų. O šiaip kaip vakaras. Kaip sakot? Kaip vakaras savo. Nu, prasideda tik tai. Pamaina dar naktinė visą prieš akis. O daug pagauni? Įvairiai. Pirmą kartą tikrina pareigūnai. Jo, pirmą kartą. Baisu? Ne, kodėl? Aš tik žmonės. Teisingai. Tik šiaip žmonės kartais pasimeta. Nu, tik kad. Dažnai sako, nieko neturiu, paskui atsiranda. Tai pas jūs nieko nebus. Nu, ne, o kas pas mane gali būti? Ne, aš tik tai klausiu. Gal draudžiami daiktai, narkotinės medžiagos. Ne. Nevartojat? Ne. Taip, kolega, pažiūrėkit kuprinę, prašau, pas. Jūsų kuprinė? Taip, draugo kuprinė. Draugo kuprinė? Draugo kuprinė. Ir daiktai viduje draugo? Taip, daiktai. Keleivio vietoje guli kuprinė. Pareigūnas dar kart perklausė, ar tikrai jaunuoliai neturi draudžiamų daiktų. Ir draudžiamų daiktų nėra. Netvirtai. Išvydęs policininko rankose savo kuprinę, jaunuolis praranda amą. Yra ar nėra? Yra. Ką? Deklaruok, kur. Kaip? Kurioje vietoje čia? Nu va matot, aš kaip sakau, jūs sakot vakaras tik prasideda. Ne tik šiandien mum, o ir jum. Kiek yra? 0,3 gal, 0,4. Pas draugą rasim taip pat. Sakykit, rasim Ką? pas jūs draudžiamų daiktų. Tikrinkit. Ne, sėdėkit jūs, sėdėkit. Aš klausiu, ar jūs rasim? Rasim pas jūs. Pas mane? Taip. Nu ne, pas mane tikrai nerasi. Maišelis maišelyje, o jame kaip įtariama narkotinės medžiagos. O žinojot, kad draugus turi narkotinį? Ne, nežinojau. Tai aš kažkaip galvoju, kad žinojo, dėl to vat ir labai jaudinotės. Todėl mes ir prie jūsų privažiavom. Įtariamasis sulaikomas. Profesionalus pareigūnas akimirksniu pagavo įtampą vairuotojo veide ir balse. Intuicija pasitvirtino. Naktinė pamaina prasidėjo nuo sulaikymo. Čia tuščia. O čia yra. O, koks kvapas stiprus. Maišelyje pakuotė su marihuana ir priedai reikalingi narkotinės medžiagos vartojimui. Čia jau matosi pavartota, vaikinai pavartoja, cigaretės nulaužta, maišytos narkotinės medžiagos su tabaku. Akivaizdžiai vartoja ne pirmą kartą, yra tam priemonės trinti, smulkinti. Grinderis vadinamas panaudotas, tas smulkintuvas. Va, ir čia yra narkotinių medžiagų, matosi. Čia vat ir buvo vartota. Neaišku, kur automobilį vartoja, ar kažkur kitur. Sakykit, kur narkotinės medžiagas įsigijot? Pasakysiu. Kodėl? Galiu taip sakyti. Tai pirkot pas kažką tai? Ne. Kiek mokėjot? Tiek, kiek turiu, tai 6. 6 eurus, tai? Kada pirkot? Ne, Pažiūrėkit, prašau, mane biškį. Šiandien vartojat narkotinės medžiagas? Kada vartojat? Oi, labai senai, žinok, šiandien tik kavos geriu. Bet planavot šiandien vartoti? Gal ne. Su draugu? Vienas. Vienas. Draugas žinojo, kad turit narkotinių medžiagų? Nesakiau, kad Nesakiau, kad Bet žino, kad vartojat? O žinot atsakomybė kokia yra? Patruliavome viename iš Vilniaus rajonų, pastebėjome įtartiną vaikiną sėdintį automobilyje, patikrinome
Taip pat atėjo jo draugas, radome automobilį kuprinėje radome narkotinės medžiagas. Įsiaiškinom, kad tai yra vieno iš jaunuolių. Lauksim dabar policijos tyrėjų ir spręsim klausimą dėl automobilio. Asmuo bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, šiandien savaitgalį leis su policijos komisariate.